Sveiki vėl atvykę į naują video. Tai jo, biškelį senokai aš čia buvau, bet, kaip sakoma, mes nemažai ir veikiam iš tikrųjų. Gal nelabai laiko buvo, kada čia viską pafilmuot, bet apie viską tada trumpai, ką mes nuveikėm per šitas kelias savaitės, kiek aš nebuvau. Tai pirmiausia, buvo nemenkas pasiruošimas varžyboms, konkūro varžyboms ir jo, ten važiavom su Baltija. Tai visai galėčiau pasakyti neblogai, mes su Baltija po 6 metų pirmą kartą vėl sustartavom. Tai varėm į kryžiukus, nieko mandra, nes aš kaip ir sakiau, aš nesu labai šokli, tai Baltija labai šaunuolė, mane labai gerai pernešė. Tai labai iš tikrųjų smagu buvo sudalyvauti visam šitam reikale. Tai ateityje žiūrėsim, gal dalyvausim vėl kokiose varžybose, bet labai abejoju, ar konkūro, gal kažkur kitur. Taip, tada toliau, tai pas mus, kaip sakoma, vyksta kitas projektėlis yra tvarkomas. Tai apie tą projektėlį aš, kaip sakoma, visko dokumentuoju ir ateityje sudėsiu į vieną video ir parodysiu, kasgi ten vyksta. Bet čia vienas yra iš, kaip čia, arklidės tos mūsų visos erdvės, kaip čia pasakyti, gerinimo, tvarkymo. Tai va, tai čia bus visai kitas dar video apie tai. O dar kur, tai mes su Bite sudalyvavom pirmą kartą korgių lenktynėse. Jo, nežinau, ar esat girdėję, kas tai per dalykas. Aš jau apie šitą dalyką esu girdėjus nuo 19 metų. Tai pirmą kartą pati važiavau pasižiūrėti 2019 metais tų korgių lenktynių. Tai palyginus, kas buvo tada ir kas buvo dabar, tai yra žiauriai didelis pasikeitimas. Čia yra dabar žiauriai didelė šventė. Tai aš pridėsiu biškelį nuotraukyčių video, kaip čia mums su Bite sekės, kaip ten Bite bėgo. Nu, žodžiu, tai aš labai džiaugiuosi, kad Bite iš viso bėgo ir jinai niekur nenusuko ir tiesiog bėgo tiesiai. Pirmiausia, jį buvo biškelį vaikui pasimetimas, išbėgti iš tų vartelių. Bet jinai paskui, kai pagavo azartą, tai jinai jau bėgo normaliai. Atbėgo 4 iš savo grupėje, bet pirmą kartą viskas yra gerai. Tai dabar reikės ruoštis kitiem metam, išbėgti gerai iš vartų, nes greitai šitas ponis, norėjau sakyti, korgis, tikrai turi. Ir ką, biškelį gal updeitas apie arklius. Tai jo, Vincius, jisai ten... Žodžiai, jisai ten už priekabos. Tai Vincius tenais, Vincius biškelį ant dietos, tai jisai biškį dieną pabūna ant žolytės, bet naktį eina namo ir valgo šieniuką. Tada Baltija ir Titnagas. Va, pasisveikina su Baltija ir Titnagas. Tai Baltija su Titnagu dabar gyvena šitoj levadai. Nes biškelį tą ganyklą, kur jie gyveno, teko užleisti telyčiam. Taip, bet viskas yra gerai. Taip? Tai jo, tai dabar jie gyvena kol kas čia, bet Baltija po varžybų buvo išėjęs atostogų savaitei. Jo, kažkur savaitei gerai atostogų buvo išėjus. Tai dabar vėl dėja grįžta į darbą. Ir labai patenkinta. Ir dar reikia gyventi šitoj mažoj levadoj. Taip. Tai nieko negaliu pakeisti, kaip sako. Man arklys va užpakalį atsiuntė, kad pakasyčiau. Taip, patinka tau. Baltija dabar prie manęs kabinėsis, kad aš jai pakasyčiau. Na gerai, kol aš ją kasau, tai aš jums papasakosiu. Tai va, Titnagas dabar vėl jisai irgi dirba. Buvo momentas, tavo pilvas gurizgė Baltija. Labai patinka. Pakasiukai. Tai buvo momentas, kai Titnagas irgi buvo atostogų išėjęs, nes dar biškelį puolė visokie kandantys, tai jam labai, kadangi nepatinka ir aš ją per daug nenorėjau kankinti, jisai patostogavo tiesiog tą momentą. Bet paskui, kai Baltija išėjo atostogų, jisai grįžo iš atostogų
Tai nuo tada mes jau čia porą savaičių vėl su juo dirbam. Ir prasijojam, ir prasivaikom. Visai galiu pasakyti, labai neblogai sekasi mums su juo. Tai va, tai kol kas Baltijos titnago gyvena toj Levadytėj ir gyvens panašiai, gal porą savaičių kokių pagyvens. Nes, sakau, tą ganyklą, kur jie gyvena, dabar einu iki jos, mes užleidom telyčiom, nes labai apaugus ir jie tiesiog dviese nenuvalgo nieko. Tai va, visa šita ganykla yra telyčių dabar kol kas, jos kažkur ten toliau. Tai va, tai užleidom telyčiom. Nes jiem ir šiaip yra per daug žolės, nes jie bus storuliukai, tai jiem biškelį reikėtų mažiau. Tai telyčias labai gerai padės jiem, kaip čia pasakyti, nušienauti viską, kad jiem biškelį būtų mažiau maistelio. Ir to labiau ant dietos galės gyventi. Tada apie tą didelę visą levadą, kad ir ta žolytė labai trumputė, bet per didelę visą levadą jie tada daugiau juda, ieško. Tai tokiem arkliam kaip jie, tai čia yra pats geriausias variantas. Aišku, galima laikyti va tokiose mažose ganyklose ir tada su šienu. Bet aš mėgstu, kad jie turėtų visgi, kaip sakoma, laisvės kuo daugiau. Taip, dabar einu dar pastris. Žodžiu, tai. Bet dabar mažiukas gyvena va ten. Jo, jisai dabar yra kitoj ganykloj, nes šitą pievą kol kas dar naudosim jojimui, nes jinai kaip ir lygesnė. Ir va ten va yra šamas su Prometėju. Jie gali eiti va šitą va ganyklą, va šitą va, ten dar apačion eina. Ir tada dar ten prie kelio irgi va šitą atskira ganykla, tai jie realiai per dvi didelės ganyklas vaikšto. O mažiukas va čia va, taip. Va, čia mažiukas, taip. Mažiukas, bet mažiukas, žinokit, turi labai didelę ganyklą. Nu, žodžiu, ten, iki griovė ten kažkur tai eina. Tai jisai gali biškelį pasivaikščioti, jam labai gerai. Ir daug vietos, pažiūrėkit, koks pilvas jo. Taip. Tai jisai, karočią, čia gali susitikti su draugeliais. Tai va ten va ta yra bala. Ten, kaip čia pasakyti, ten ta bala nėra geriama, bet čianais yra toksai šaltinėlis. Jisai bėga, visą laiką švarus vanduo, tai tada palikom atidarytą ganyklą iš ten toliau, kad šamas su Prometėju galėtų ateiti atsigerti, o jam tai reiks atvežti, taip? Ne, myjukai mane. Taip, žinau, aš tau dar košės turėsiu atnešti šiandien. Taip, mažiukas. Bet labai smagu, nes jis labai atsigauna jau. Dar aišku, labai reikia laiko, dar biškelį jam trūksta svorio, bet jau po biški. Taip, reikia laiko tau. Jis dabar bjauriojo ančiuko stadijoje. Taip, bet nieko, mažiukai. Bus gerai. Taip. Tai va, update'as apie visus. 6. Tik tai iki šamo ar Prometėjų nebeis. Labai toli. Mažiukas faina, jisai visą laiką. Dabar tai stovėjo čia prie tvoros, bet šiaip jisai visą laiką ateina pats taip. Labai smagu dėl to. Žamas propkėje ganos ir atostogauja ir laukiama, kada visgi reiks pareiti namo žiemą jau. Na tai va. Visi, kaip sakoma, čia toks update'as apie visus žvėriukus. Aišku, iki šamo ir Prometėjo aš jau nebejau, nes jau, jie labai toli. Smagu, kad va mažiukas atėjo, buvo įsirti. Tai va. O dabar planelis šiandienos yra toksai lengvas. Aišku, čia visi kiti darbeliai, ten kaip pasišėrimai, vandens tai užteks. Vandens reikės mažyliui nuvežti. Ten pasišert, vandens nuvežti, tai čia yra basic dalykai, ką veiki kiekvieną dieną. Tai aš šiaip tai eisiu dirbti su Baltija, eisiu ėjot, bet galvoju tuo pačiu pasiimti titnagą. Tai nes turiu ateityje tokių planelių, kad
tiesiog paprasčiausiai titnagą pasives kažkiek su kanturiu į mišką ir tada miške kad jį galima būtų pasileisti. Aš žinau, kad jisai niekur neišeis nuo mūsų su valtyje, nes jis tiesiog, kaip sakoma, be valtijos jam labai prastai. Va taip, tai jisai niekur neina. Be jos, tai jisai, kur mes eisim, tai jisai tikrai iš paskos. Tai dabar toksai pasibandymas, apšilimas, norėčiau pasidaryti, kad pasibalnuoju valtyje, užsidedu kantarą ir veduosi titnagą sėdėdama ant valtijos iki tos pievos. Tada ten toj pievoje aš jį paleisiu, jisai ten, kaip sakoma, valgys, bėgios, ką jis ten norės darys, kol aš pajosiu valtyje, paskui vėl jį prisisekt ir biškelį apeit aplink mūsų kompleksą ir paryt namo. Tai va toks kažkoks planas yra mano šiandienos, tai žiūrėsiu, kaip bus. Nes, gal bus gerai, tikiuosi, nes į tą ganyklą gali įneit, tai mažiukas jisai netrukdo visiškai mums, o kad nebūtų taip, kad kaip prieisiu, kai nueisim į ganyklą, kad nebūtų taip, jog Šamas su Prometėju atbėgs ir... One eternity later. Ir tada... 1 million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Kad nesuspyktų su titnagu. Prie tvoros. Aišku, elektra gerai kala, bet... Nežinau, ką daryti. Nebent uždaryti tą ganyklą. Galvoju. Tai jau uždariau čia juos, kad jie jau šitą levadą neitų, nes ten mes sekančio josim, tai... Nes visgi eržilai su Prometėju tai nebūtų problemų, bet Šamas su titnagu, vis tiek. Eržilai tai geriau, kaip sakoma, apsidrausti. Šiaip jie yra tikrai gan ramūs arkliai, kaip eržilam, tai žiauriai faini, jie labai lengvai su jais galima sutvarkyti, bet vis tiek. Būna visko, nes valtyje kumelė, titnagas tada ją gint nori, tai tada laksto, tada palei tvorą, žodžiu. Nes, sakau, jau praeitais metais buvo jau, jam nepatiko, kad kastratas buvo šalia kitoj levadai. Bet mažylis visiškai netrukdo. Be problemų. Išbūna, jokių nesąmonių titnagas nedaro. Aišku, jisai aiškiai parodo, kad jisai yra vaikas. Ir kad jisai nekelia jokių problemų. Taip, bent dėl to. Aš prasivedžiau Baltiją su titnagu. Baltiją nusišukavau, įsivalėm kanopytės, nusilakavom, viskas normaliai. Titnagas, aš jo nieko su juo nedariau. Jisai koks bus, toks bus, taip, titniau. Meška. Tai aš jį tiesiog prisirišiu, tai nieko tokio, jisai daugiausiai vis tiek jis tik tai realiai ganytis, valgysi tu žolę, kol mes dirbsim, taip? Taip. Kaip ir pradžia nebloga. Eina titnagas su virvė. Aš
Tai ko užvirvės, žodelis. Einam dabar iki pievos. Bėga bitė šonė, taip. Ir tai. Atėjom. Ir titnagas atėjo į pievutę. Mes jau iškart valtį, oho, čia vietos daug, ką čia nuveikus. Mažiukas, propkė ten toliau. Nu ką, paleisim titnagas. Jisai čia su mumis pabus ir mes varom jot. Taip, taip. Taip. Na, mes titnagą paleidom. Viskas. Viskas kol kas gerai. Ten propkė su šamu, sako, kas čia per šurmuliukas. Tai labai gerai, kad aš uždariau juos. Mažiukas vaikštinėja. Jam įdomu, bet ačiū Dievui, valtyje su titnagu labai gerai reaguoja. Nekreipia per daug dėmesio. Ypač titnagas. Valtyje kaip valtyje. Nieko. Bet titnagas man svarbiausia, kad jisai nieko nepultų. Taip. Na, biškelį pasidarėm pirmą apšilimą. Bitė, titnagas. Atėjo telyčios. Pažiūrėt, ką mes čia veikiam. Ir biškį pradėjo lyt. Tikiuosi neinsilis labai stipriai. Baigiam treniruotę, Baltė įsigando šito krūmo ir laukiam, kol ateis titnagas. Titnagai, eikš! Na, mes einam, o šito keliuku dabar tiesiai, aš jau neberišau. Eisis, va, ateina vėl. Eisim tada, bandysim. Baltė dar atsivaikščias tuo pačiu metu. Na, išėjom ir titnagas eina jau. Gerai, dabar mes varom. Čia biškai gali būti nejauku, nes mes šitą pusę retai kada vaikštom. Būtent iš šitos pusės einam retai. Dažniausiai ateinam iš kitos pusės, bet nieko. Kaip nors. Išėjom toliau ant asfalto. Titnagas ten biškai liko. Nieko tokio. Buvo vienu momentu įsigandimas, nes pas mus iš balos išskrido antys. O ta bala tokia, kaip čia, net ne bala, griovys. O atbėga tai. Ten griovys realiai, tai jis apaugęs ir iš jo nesimatė. Tai išskrido antys, tai biškelį balti. Bet nieko, viskas ok, ir titnagas ten pat irgi įsigando. Ar vykom namo. Titnagas. Baltijai labai gerai mokintis, kai titnagas atlėkia greitai iš galo. Bet nereikia baidytis nieko, kad čia titnagas bėga. Nes jinai biškelį bijo. Tai kita. Nu va, abu pasportavo. Grįžom. Ir dabar bandom nuo obelies Va, pažiūrėk, kiek pribirėjau. Bandom dabar nuo obelies nusimt obuolių, nes jau dabar liko kaip tradicija. Po darbo einam valgyti obuolių. Tai žolę valgo, Baltija obuoliukus. Na, iš dar kokį. Nuskinsim tą. 3 obuolius iš karto, o žvėris tu. Ar jumsi kažką? Nes jis nuo žemės geriau. Aš nešu. Abiem titnagui košė, Baltija obuoliukai. Biški dietos laikosi, o šitos košės, kur dar turiu, tai negaliu jai duoti. Titnago. Na, biškelį košės. Titnagas jam pagal nuotaiką. Jisai kartais ateina normaliai, o kartais pagalvoja, ai, matau Baltiją, tai ką man čia eiti. Davai, eik. Eik. Eik, mažutį. Eik tai. Na, šiaip pavėris, jis šiaip žino, kur reikia eiti. Ir jisai puikiai įdeina. Viskas, potauja abu. Valgy daug turi, labai skanu čia. Taip, labai daug maisto, labai geras. Smulkus, jisai čia toks šienas. Biški, kaip čia pasakyti, ne šienainis, bet biški drėgnesnis šienas, tai labai geras. Tai jo, taip.
biški gerai ir svorį, kai kam metimui. O titnagas šiaip gerai atrodo, tai jam tik palaikyti reikia formas. Va, mažiukui košytės atnešiau. Dienos dozė. Va, kaip gražu. Žiūrėkit, kaip gražu. Ten propkė su šamu ganosi, jos reikės išleisti, kad jie galėtų pro va ten ateit vandens atsigerti. Dabar mažiukas. Ja. Tai mažiukas. Na, viskas atvėriau. Šitą vartelius šamui su Prometėju, kad galėtų eiti atsigerti. Kur dabar jie yra? Kažkur tai vaikštiniai. Šiaip nepasakyti, nu, tipo, kaip bandai kokį, tai gal ir mažokai žolės, bet kai dviese per tokius didelius du plotus, tai jie tiek čia prisirenka. Nes matos ant Prometėjo, kad jisai žiauriai pagražėjo jau. Ai va, mažiukai. Ganosi jie. Tai ir gerai. Tegu. Na va, aš šiandien darbelius savo baigiau. Labai smagu. Oi, daug. Jau vasara baigėsi, bet dar darbelių dar daug. Tikėkimės, kad turėsim fainą rudenį. Palyginus kokia buvo vasara. Ui, tai va, tai aš jau viskas. Paleidau vėl šamą su Prometėju. Mažiuką pašėriau košę ir vandens. Tada pašėriau laukia Baltiją su titnagu. Ai, dar liko parvesti Vincių namo. Nu, bet tai čia jau nieko tokio. Tai va, tai ačiū, kad buvot kartu. Pagaliau vėl su manim, nes pagaliau prisirašiau vėl video padaryti. Ir susitiksim kitam video. Negaliu tiksliai pasakyti, koksai dar bus, bet bus matyti. Vis tiek bus įdomu ir faina. Gerai, iki.